Labai norėjau padėkoti Klaipėdos savivaldybei, jos visiems nariams ir atstovams, su kuriais jau visi metai mes diskutavom apie šitą idėją. Ir vien tik tai tam, kad susitiktume, šitą idėją štaiga per metus turėjo nueiti visą šitą kelią. Pati idėja tai pirmą kartą gimė tada, kada vertybėmis pagrįstą koncepciją aš pristačiau grupiai žmonių. Lygiai prieš metus, tarp kitko, lapkričio 27 dieną, ir ten buvo ilga diskusija, dalyvavo prezidentūros atstovai, dalyvavo kai kurie ir Kauno, ir Vilniaus klinikų dėstytojai, jaunieji gydytojai. Ir mes po pranešimų, mes pusantros valandos diskutavom apskritai, ką daryti, nes Lietuvos sveikatos apsaugos reforma buvo labai daug skirtingų nuomonių ir gimė tokia mintis, kad surinkti visus į kažkokį formą, į vieną vietą. Tai buvo nacionalinė prasme, bet aišku, reforma vyko toliau ir čia aš tiesiog išvardinau kelis tokius žingsnius, kol mes bendrų pastangų dėka sugebėjom vis dėlto surinkti į vieną vietą. Tai yra vizija. Aš manau, kad vizija tai yra, visų pirma, tai yra tam tikra mąstymo būklė, kada mes atsiribojame nuo esančios situacijos, užmirštame tas kliūtis, įvairius nesusipratimus, asmeniškumus ir daugybę kitų dalykų. Ir turime įsivaizduoti, kad nieko nėra, tai yra dykuma. Žinome, čia nuotrauka iš Australijos gaisrų, kad sudegė viskas ir nieko nėra. Ir nuo ko mes pradėtume? Bet nuo ko mes pradėtume? Mes turime visų pirma pradėti nuo proceso sudedamųjų dalių. Kas sudaro sveikatos apsaugą ir prieš pradėdami galvoti, ką prie ko, kaip jungti ir ar galima, negalima, visų pirma turime pagalvoti, ko reikia pacientui, ko reikia apskritai visuomeniai ir ko reikia medikams. Aš kalbėdamas apie medikus, aš iš karto noriu pasakyti, kad slaugytojas ir gydytojai. Jeigu mes pažiūrėsime, ko šiandien reikia apskritai pacientui. ES dokumentai, tai visų pirma reikia geros kokybiškos paslaugos, kad jinai būtų arti namų, kad nebūtų eilių ir kad būtų lygybės ir solidarumo principas. Kelių labai paprastų dalykų, kurie apibrėžti ES dokumentuose. Tas dokumentas vadinasi būtent apie vertybės, kuriamis turi remtis visų ES šalių medicinos sistemos ir jų reformos. Aišku, Lietuvos situacijų ypač svarbus dalykas tai yra skaidrumas, pasitikėjimas sistema ir tų pinigų, kurių ir taip daug nėra, kad jie būtų panaudojami efektyviai. Ir aišku, prasidėjusi ta reforma, kada jinai minėjo tik tai apie 2 centrus, tai mokslo ir studijų centrus Vilnių ir Kauną, aš manau, kad iš principo jinai neišpildė šitų reikalavimų. Ir labai malonu, kad iš tikrųjų tas rodo, kad ministerijos atvira tokią poziciją, kad jinai iš tikrųjų per tą laiką pasikeitė. Ir kai mes girdėjome šiandien, ponas Marcinkevičius tą įvardino, kad ministerija sutinka su tą principinę poziciją, jog Klaipėdoje reikia kurti universiteto ir mokslų centrą ir aš tikrai manau, kad tai yra labai pozityvus žingsnis. Pažvelkime, ko reikia visuomeniai. Visuomeniai visų pirma būtų aiškus medicinos modelis. Tai yra, koks modelis yra, ar valstybinis privatus, ar privatus. Lietuvoje, nors egzistuoja valstybinė medicina, tačiau iš tikrųjų Lietuvos modelis, aš sakyčiau, nėra iki galo aiškus ir kas svarbiausia, nėra apsispręsta, kokiu keliu einam. Sistema iš principo turi būti gyvybinga, jinai turi būti tokia, kad jinai sugeba pastoviai atsinaujinti ir prisitaikyti prie esančių pastoviai kintančių sąlygų. Apskritai su visais mokslo pasiekimas, medicina, jos taikymas, priemonės, jos pastoviai keičiasi ir jeigu sistema nebus lanksti, atsitiks taip, kaip
dabar atsitiko iš esmės Lietuvoje, kad mes turime tą pasenusią struktūrą, kuri iš esmės netitinka nei gydytojų, nei pacientų, nei visuomenės poreikių, o dėl to, kad jinai buvo nelanksti, negyvybinga ir nesugebėjo laiku prisitaikinti prie kintančių sąlygų. Kita labai svarbi dalyka, čia daugiau iš finansinės pusės, tai turi būti tas terminas dabar ir jis vadinasi tvari plėtra. Jeigu žiūrėti į tvarę plėtrą, tai ką jinai reiškia, tai visų pirma, tai yra, kad pastoviai augant finansavimui, pastoviai augant bendram vidaus produktui, atitinkamai turi augti ir finansavimas sveikatos apsaugos. Antras yra grinai fiskalinis, tai yra biudžetinis, kad mūsų išlaidos atitiktų pajamas. Medikams iš tikrųjų tai reikia darbinės gerovės tiek slaugytojams, tiek gydytojams. Ir jeigu mes pažvelgsim į gydytojus, tai iš esmės gydytojai turi materialinę gerovę. Tačiau ar jie turi psichologinę ir socialinę gerovę, aš sakyčiau, kad ne. Nes psichologinė prasme tai yra kiek laiko reikia praleisti ligoninėje tam, kad turėtum tą materialinę gerovę, kurią jie turi dabar. Ir aš iš savo praktikos Lietuvoje ir iš savo kolegų gerai žinau, kad tikrai laiko lieka mažai kitiems užsiėmimams. Socialinė prasme, aš manau, kad vienas iš tokių dalykų tai yra, kokiu būdu uždirbami pinigai. Tai yra, kaip žmonės ir visuomenė žiūri į gydytojus. Ir aš manau, kad ta prasme gydytojai gerokai atsilieka nuo to, kokie turi. Slaugytojas iš esmės neturi gerovės, nes jos nei materialinė, nei psichologinė, nei socialinė prasme jos nesijaučia nei pilnaverčiais medikų bendruomenės dalyviais, nei pilnaverčiais visuomenės dalyviais. Ir iš tikrųjų būtent dėl to, kad sistema buvo sustabarėjusi tokia, kad jinai nesugebėjo prisitaikyti prie kintančių sąlygų. Ir mes kaip su Nijolė dalyvavo mūsų ankstesnėme posėdyje, kaip aš pasakiau, kad slaugytojų prasme Lietuva atsilikus 30 metų, taip su manim nesutiko Nijolė, jinai teigia, kad atsilikus mažiausiai 50 metų. Mes turim situaciją, kada yra gerokai nepatenkintos visos proceso sudedamosios dalys. Ir kodėl taip yra? Visos iniciatyvos kyla iš viršaus. Tai yra, jos tiesiog yra nuleidžiamos iš viršaus, o iniciatyvų iš apačios yra labai mažai arba jų visai nėra. Principas šitas forumas būtent kilo iš apačios ir palaikė viršūnės. Tai aš turiu omeny Klaipėdos savivaldybę. Pagal visą dabartinius visus reformos pasaulio suvokimo įgyvenimo būdus, reforma gali veikti tik tada, kada jinai kyla iš apačios, o viršūnės palaiko. Arba tada turi kilti iš viršaus ir apačios pilnai palaiko. Būtent mes ir esame dabar tokioje situacijoje, kada 99% iniciatyvų kyla iš viršaus, o apačios iš principo net nežino, kas vyksta. Jeigu aš savo kolegų pasišneku, paklausiu, kas tai reforma, sako, o kas tai yra reforma, kas čia vyksta, jie nesupranta.